Sveiki, šiandien pademonstruosiu, kaip taisyklingai atlikti kojų suvedimus treniruoklėje, treniruojant vidinį šlaunį. Nusistatot svorį iš pat pradžių. Jeigu pratimą atliekate pirmą kartą, tai didelio svorio nestatykite, nes labai jausis vidinė šlaunis smarkiai. Remtis reikėtų biomechanikos dėsnis, visur stačius kampus laikyti. Tai kūno padėtis vertikali, kojos eina stačių kampu, reiškia, šita vieta turėtų būti sulyg atrama ir pėda turėtų būti tiesi. Tada pasirinkate atitinkamą ištempimo kampą, kiek jums leidžia vidinė šlaunis. Nugarą prispaudžiat, pečius nuleidžiat, krūtinį iškeliat į priekį, įkvepiat pradiniai padėtį, suvedus kojas išpučiat. Tai reiškia, suvedat pilnai kojas, išpučiat orą, kontroliuojamai ištempiat vidinę šlaunį, įkvepiat orą, pilnai plytelių nenuleidžiat, kūno padėtį laikote tiesiai. Žiūrėt į priekį, išpučiat orą, per 3 sekundės kontroliuojamai ištempiat vidinę šlaunį, įkvepiat orą. Nuleidžiat plyteles, ištraukėt svirtelį. Tai svarbu, kad čia būtų status kampas ir čia būtų status kampas. Jeigu, pavyzdžiui, iškelsit koją štai taip, tai nebus taisyklingai atliekamas pratimas, nedirbs efektyviai raumenis. Arba lygiai tas pats, jeigu per žemai nuleisite koją, pavyzdžiui, kulną per žemai nuleisite, tai jau irgi nebus status kampas, tai nedirbs raumuo visiškai efektyviai. Tai štai taip atliekamas pratimas kojų suvedimai treniruoklėje sėdint. Sėkmės!